ponas Remigijus Šimašius, prašau. Gerbimi kolegos, iš tikrųjų aš visiškai sutinku su dalimi argumentacijos, kad administracinės naštos mažinimas yra labai tapęs biurokratišku. Ir kad dažnai valstybės tarnautojai užsikasa popieriais vietoj to, kad darydami darbą, kuris yra naudingas piliečiams. Ir iš tiesų, tą tenka labai dažnai pastebėti, kad ataskaitos yra be realaus turinio, vien tik tam, kad jų reikalaujama ir tai yra darbo imitavimas, o ne darbas. Tačiau, išsikėlė savo tikslą, kad reikia valstybės tarnautojams pagrįstai palengvinti administracinę naštą. Mes neturime užmiršti pagrindinio tikslo, kam egzistuoja valstybės tarnautojai ir kam egzistuoja mes čia Seime. O tikslas yra tas, vis dėlto mes, jeigu išsikėlėme tokį uždavinį, kad gyvenimą padaryti žmonėms paprastesnį, tai turėtume to tikslo ir siekti. Dabargi atneštas įstatymo projektas, jisai nieko apie tai nekalba, jisai kalba tik tai apie tai, kad valstybės tarnautojams sunku teikti tus siūlymus, sunku rašyti ataskaitas ir dėl to rašykime jas rečiau. Tuo tarpu, kodėl tas rečiau bus geriau, kuo tai padės žmonėms, argumentacijos yra lygiai nulis. Ir netgi drįstu sakyti, kad ta išgirta nuostata, būtent, kuri kalba apie tai, kad 8 straipsnio 3 dalies 1 punkte, kad neva komisija dabar vertins plačiau ne tik tai projektus, bet ir galiojančius teisės aktus. Atsiprašau, bet tai truputėlį yra negarbinga pateikti kaip didelę naujovę, nes tiesą sakant, to paties straipsnio, to pačios dalies 5 punktas yra sumažinamas ir ten, kur buvo kalbama, kad komisija teikia vyriausybė arba savivaldybės taryboms konkrečius pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo priemonių taikymo, šitas siūlymas yra elementariai išbraukiamas. Tai aš drįstu sakyti, kad čia yra tik dar vienas pataisimas, patikslinimas, kuris biurokratizuoja dar labiau komisijos darbą. Vietoj to, kad būtų parašyta žmogiškai normaliai, kad teikia pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo, tai ne, dabar siūlymo dėl mažinimo nebelieka, dabar bus vertinam teisės aktų projektus ir galiojančius teisės aktus. Kas bus iš to? Krypties net nebelieka šitoje komisijoje. Tai aš iš tiesų labai kvieščiau visus kolegas, kurie labai gražiai, visi mes mėgstam pašnekėti apie naštos mažinimą, iš tikrųjų palikti tą įrankį vyriausybę ir reikalauti, kad tą įrankį naudotų labai kryptingai ir prasmingai. Ačiū. Ačiū. Nuomonė prieš išsakytą už nuomonės nėra, tai skelbiu balsavimą. Balsuojame.